kelias valandas. Žalgiriečiai tą susitikimą laimėjo minimalia persvara. Na ir labai norėtųsi panašaus scenarijaus ir panašios pabaigos. Micovas prasižengė ketvirtąjį kartą. Na ir jei trečiojo kėlinio vidury prakalbau apie žalgiriečių problemas dėl pražangų, tai dabar jų turi nemažiau ir CSKA komanda. Sonis Vimsas grįžta į aikštę, ilgai sėdėjęs ant atsarginių suolo, be jo Teodosičius, Kirstičius, Nikolas ir Varancevičius. Tokiu penketu ketvirtąjį kėlinį tęsė CSKA. Adas Juškevičius, Kšištofas, oi, pernelyg stiprus perdavimas Pauliui Jankūnui ir nieko keisto, kad Žalgirio kapitonas kamuolio nepagauna. Juškevičius, Lafaetas, Lipkevičius, Jankūnas ir Kšištofas Lavrinovičius. Tokiu penketu rungtynes tęsia Kauno Žalgirio komanda. Adas labai iš arti pasitinka Milošą Teodosičių. Na ir aišku, kad kito pasirinkimo kaip ir nėra. Nikolas turės mest, nes iki atakos pabaigos lieka 3 sekundės. Teodosičius meta, tą daro netiksliai. Vytenis Lipkevičius nusiima kamuolį ir žalgiriečiai bėga, bent jau bando bėgti greitą puolimą, tačiau lygiai taip pat sėkmingai ir drausmingai į gynybą grįžta CSKA. Kšištofas laisvas iš toli meta. 56-54. Kšištofas Lavrinovičius ir Rimantas Kaukėnas yra pelnę po 9 taškus ir jie yra rezultatyviausi Kauno Žalgirio ekipoje. Taip pat po 9 taškus irgi rezultatyviausi CSKA gretose yra Kirstičius ir Vimsas. Na dabar kiekviena ataka yra labai svarbi, tiek besiginant, tiek puolant. Kirstičius prieš Kšištofą. Vimsas neturi galimybės išmesti kamuolio ir Teodosičius. Desperatiškas metimas, besibaigiant dar vienos atakos laikui, pražanga Pauliui Jankūnui. Aišku, gali būti, kad taip atrodo, jog švilpukai į vieną pusę, nes palaikai vieną komandą ir kitą kartą nepamatai to, kas iš tikrųjų yra. Paulius Jankūnas prasižengė tik antrą kartą, na bent jau tai yra gera žinia. Na ir tai, kad Jankūnui jokie papildomi sėdėjimai ant suolo negresia. Krepa ir prašo kamuolio po krepšiu. Vimsas, Vytenis Lipkevičius. Bandydamas neleisti pataikyti iš patogios situacijos Saniui Vimsui, kerta pastarajam per rankas. Na ir Sanis Vimsas gali tapti pirmuoju krepšininku pelniusiu dviženklį taškų skaičių šiame susitikime. Na, Žalgirio arenoje Vimsas nepratęs prie tokio kurtinamo švilpimo. Ir šiaip Vimsas yra toks žaidėjas, kad nepaisant jo taiklių tritaškių, taiklių metimų, baudų, jis nemeta labai jau tiksliai. Na, nesvarbu, apie ką mes kalbėtumėm. Dabar jis sumeta abi baudas. Nors Vimsas šiaip baudų apskritai yra metęs tik 3 per visą VTB vieningosios lygos šį sezoną. Kšištofas vėl iš toli meta netiksliai, pražanga Nenadui Kirstičiui. Tai reiškia 2 puikias naujienas Kauno Žalgiriui. Pirmoji, Kšištofas stos prie baudų metimų linijos 3 kartus. Ir turės galimybę dar kartą išvesti Žalgirį į priekį. Ne? Kodėl nemetamos baudos? Antra gera žinia. Ne, baudos nemetamos, tai jau ta pirma žinia nebe tokia gera žinia. Tačiau antroji yra tikrai gera, nes Nenadas Kirstičius prasižengė 4. kartą. Rimantas Kaukėnas grįžta į aikštę vietoj Ado Juškevičiaus. Na ir dar viena žalgiriečio ataka. Labai svarbu užbaigti ją rezultatyviai. Jankūnas prieš Krepą. Na ir ko laukia dabar arbitrai? Turbūt kokius 4 kartus dabar besigindamas prasižengė Krepą, tačiau po užgalinės linijos buvęs arbitras to kažkaip nesugebėjo išvelgti. Krepai 3. asmeninė, CSKA 3. komandinė pražanga. 16
Žalgirio atakai. Na ir dabar suprantami Mesinos priekaištavimai, kodėl arbitras švilpia, kuris yra toli nuo epizodo, o ne švilpia tas, kuris yra arti. Kaukėnas 2 taškai ir pražanga. Na ir Rimas prašo dar labiau užsivesti Kauno Žalgirio arenos. Štai taip. Rimas pelnė 11 į savo tašką, 58-56. Neabejotinai, jeigu rungtynėse ir toliau vyks taip taškas į tašką, to triukšmo mes išgirsime čia arenoje ir dar daugiau. 59-56. Kauno Žalgiris ketvirtąjį ketvirtį laimi rezultatu 6-2. Krepa nemeta iš toli, pražanga Kšištofui ir ta pražanga padaryta labai laiku ir labai vietoje. Pirmoji asmeninė ir trečioji komandinė. Na, o Rimantas Kaukėnas prašo gydytojo pagalbos. Atrodo, kad sudavė į veidą Rimantui Kaukėnui dabar varžovas. Adas Juškevičius labai trumpai pasėdėjęs ant atsarginių suolo, grįžta į aikštę, su juo kartu grįžta ir Tremelas Dardenas, o tuo metu Ettore Messina prašo minutės pertraukėlės. Banguojanti Kauno Žalgirio arena ir VTB vieningosios lygos rungtynės Kauno Žalgiris Maskvos CSKA 7 minutės 37 sekundės iki ketvirtojo ketvirčio pabaigos. Ir Žalgirio 3 taškų pranašumas, tačiau su kamuoliu yra maskviečiai. Viktoras Krepa aikštėje, dabar meta iš vidutinio nuotolio ir pataiko Viktoras Krepa. 8 šio Rusijos rinktinės ir Maskvos CSKA krepšininko taškas. Iki minimumo mažėja Kauno žalgiriečių persvara. Žalgiris ir CSKA šį sezoną vieną mačą jau žaidė, kai nugalėtojas sprendėsi paskutinėmis sekundėmis. Adas Juškevičius dar kartą persistengia, prieš jį kur kas aukštesnis varžovas, tad nepavyksta išmesti normaliai kamuolio ir nepavyksta padidinti Kauno Žalgirio komandos persvaras. Teodosičius. Šio perdavimas Krepai. Krepa iš toli meta netiksliai. Lafetas nusima kamuolį ir vėl tik nusiėmęs kamuolį jis po kelių sekundžių yra varžovų aikštės pusėje. Krepai fiksuojama pražanga ir tai reiškia, kad Paulius Jankūnas stos prie baudų metimo linijos. Krepa prasižengė ketvirtą kartą ir jis tampa trečiuoju CSKA žaidėju turinčių tokių problemų. Na ir Krepa štai už tokius nykščių kelimus galėtų pamokytas būti ir dar skaudžiau. Arbitrai nesima kol kas tokių rimtesnių dalykų kaip techninės pražangos. Jankūnas prie baudų metimo linijos. Yra 60-58. Šiandien Paulius 3 kartus metė nuo baudų metimo linijos, visus 3 kartus pataikė ir
iš viso yra pelnęs 5, o dabar ir 6 taškus. Apskritai žalgiriečiai šiandien labai patikimai meta nuo šios distancijos. Pataikė 13 baudų iš 15 mėginimų. Sonis Vimsas prieš Tremelą Dardiną. 1-1 bando žaisti Vimsas, meta netiksliai kamuolį. Deja nusiema Aronas Jacksonas, Saša Kaunas gauna bloką ir dabar iš Kšištofo Lavrinovičiaus kamulio absoliučiai niekas neturi šansų atimti. Lafetas, kaip gerai būtų užbaigti dar vieną ataką rezultatyviai. Kaunas prasižengė ir kažkai neįskaityti, tačiau jūs pamatytumėt, kas darosi tribūnose, turite tokią galimybę. Taškų nėra, tačiau Kšištofas stos prie baudų metimo linijos. Kaunas prasižengė antrą kartą. Sakykime, net ir neįskaityti taškai nereiškia absoliučiai nieko blogo. Kšištofas pataiko. 10 jo taškas. Jis antras pagal rezultatyvumą krepšininkas Kauno Žalgirio ekipoje. Šiandien metęs dabar antrą kartą. Tai yra pirmieji jo 2 baudų metimai ir abu tikslus. Žalgiriečiai po ilgos pertraukos įgyja 5 taškų pranašumą, o tai nėra mažai. Kšištofas perima kamuolį 2-1. Iki galo 2 taškai. Ir 65-58. Ettore Messina jau buvo be pražas minutės pertraukėlės, tačiau pavėlavo su ją. Įspūdingas Kšištofo Lavrinovičiaus žaidimas. Buvo išprovokuota pražanga. Pataikyti abu baudų metimai. Perimtas kamuolys ir dar pelnyti 2 taškai. 65-60. Po Arono Jacksono 2 taškų, kuriuos jis ką tik įmetė į Kauno Žalgirio krepšį. Kaukėnas suklaidina 2 varžovus, meta netiksliai ir po to prasižengia. Vienintelė paguoda, kad tai yra tik 4. komandinė Kauno Žalgirio pražanga, bet bloga žinia yra ta, kad Kaukėnui tai yra 4. asmeninė pražanga. Kita vertus, rungtynės artėja į pabaigą. Ir tokie žaidėjai, kaip Rimantas Kaukėnas arba kaip varžovų gretose Nenadas Kirstičius arba Viktoras Krepa bus labai reikalingi. Netrukus įpusės ketvirtasis kėlinys. Be reikalo, visiškai be reikalo dabar prasižengė Kšištofas Lavrinovičius. Ir blogiausia, kad šioje situacijoje pražanga tikrai buvo. Ibrahimas Džaberas grįžta į aikštę, tačiau ne vietoj Oliverio Lafeto, o vietoje Rimanto Kaukėno. Varancevičius prie baudų metimo linijos, jis šiandien dar nestovėjo čia. O dabar pataiko pirmojų mėginimų, 18 iš 24, jei kalbėtumėm apie visą CSKA komandą. Tai yra 75% pataikymas. Antrasis mėginimas netikslus ir Paulius Jankūnas kovoje dėl kamulio yra greitesnis už varžovus. 31-22. Žalgiris štai taip įtikinamai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių. Pats Paulius yra atkovojęs šiose rungtynėse 5. Džaberas, Kšištofas laisvas, iš toli meta ir gaila, tačiau kamuolys į krepšį neįkrinta. Sonis Vimsas ir Aronas Jacksonas pradeda CSKA komandos dar vieną ataką, kai iki rungtynių 4. kėlinio pabaigos lieka viso labo 4,5 minutės. Jacksonas ir prieš jį Džaberas. Nėra galimybių išmesti kamuolio ir Tremelui Dardenui fiksuojama 4. nuobauda. Visiškai nereikėjo, nes iki CSKA atakai skirto laiko pabaigos buvo likę labai mažai laiko. Vėl dar vienas krepšininkas, kuris prasižengė 4 kartus. Tokių Žalgirio ekipoje yra jau 3. Dardenas, Kaukėnas ir Dargišas Lavrinovičius. Tačiau yra visada, kada yra blogų žinių, visada yra ir gerų žinių. Šiuo atveju Micovas nepataiko nuo baudų metimo linijos. 2 iš 3 šiandien. Tačiau dabar aišku, kad kiekvienos baudos
Kiekvienos pataikytos ir kiekvienos nepataikytos baudos kaina yra labai didelė. Ibrahimas Džaberas atiduoda kamuolį Oliveriui Lopetui. Jankūnas, Kšištofas Lavrinovičius, visi 5 žalgiriečiai jau dalyvavo šioje atakoje ir klaida, kuri fiksuojama Kšištofui Lavrinovičiui. Na ir pamatytumėt Darjušą ant atsarginių suolo, negali patikėti jis. Na, turbūt patys viską puikiai supranta. Ir šioje situacijoje užfiksuota klaida yra mažiausiai keista. Micovas ir prieš jį Lopetas. Varoncevičius, vėl Micovas ir Saša Kaunas. Na, čia aišku gerai būtų negauti nesportinės pražangos, nes jau kai griebė Džaberas už rankos varžovui, kad maža nepasirodė. Trečioji Džabero pražanga. Saša Kaunas prie baudų metimo linijos. Galima tikėtis, kad nepataikys vienos. Na ir būtų gerai, kad ta viena būtų pirmoji. Na štai, jau atsipirko ši pražanga. Kaunas šiandien 4 iš 7. Sakykime, taip artėja prie to savo baudų pataikymo procento. Iki šių rungtynių jis buvo 41. Na ir dabar tie 57 šties yra labai daug. Antroji taip pat netiksli bauda. Ir ši pražanga atsipirko su didžiuliu kaupu. Atkovoja kamuolį Kauno Žalgirio krepšininkai ir jų rankose kamuolys. 3:30 iki šių rungtynių ketvirtojo ketvirčio pabaigos. Jankūnas iki galo taškų nėra, tačiau yra pražanga Saša Kaunui. Trečioji asmeninė. Trečioji asmeninė pražanga, tai reiškia, kad tiksliau tai nieko nereiškia, tik tiek, kad Saša Kaunas sėdasi ant atsarginių suolo, jo vietoje Nenadas Kirstičius, o Paulius Jankūnas nepataiko nuo baudų metimo linijos. Pirmą kartą iš 5 mėginimų šiandien. Antrasis Pauliaus šansas. Antrasis baudos metimas tikslesnis ir 66-62. Nebejoju, kad per likusį laiką mes matysime ir daug minutės pertraukėlių ir daug karštų epizodų tiek vienoje, tiek kitoje aikštės pusėje. Varoncevičius prieš Jankūną. Jacksonas sugeba įveikti Džabero gynybą. Apsigina Žalgiris. Kšištofas Lavrinovičius atkovoja kamuolį ir niekam jo neatiduos. Šeštasis Kšištofo atkovotas kamuolys šiose rungtynėse. Netrukus jį pakeis brolis. Žalgiris, turėdamas 4 taškų persvarą, turi kamuolį savo rankose ir be jokios abejonės tai yra labai svarbu. Jankūnas meta iš toli, nepataiko. Sanivims